Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pašalinti katalogą. Taigi, tarkime, namuose turite keletą kompiuterių ir, tarkime, norite persikelti failus iš vieno kompiuterio į kitą, tiesiog per tinklą, nenaudojant jokių USB raktų ar kompaktinių diskų. Tai galima padaryti tiesiog pašalinus failus lokaliame tinkle. Taigi, sukuriame katalogą, spaudžiame ant jo dešinį, Properties, einame į Sharing, spaudžiame Share ir čia mums reikia įdėti, su kuo mes norime dalinti savo failą. Taigi pasirinkame viską su visais, spaudžiame Add ir Share. Matome, štai toks yra mūsų adresas. Šį adresą reikės įvesti kitame kompiuteryje. Spaudžiame Done ir aš užsirašysiu šį adresą tiesiog čia. Ir taip pat naujose Windowsuose pašarinus jūs matysite tą failą tinkle, bet jūsų prašys Windowsai įvesti slaptažodį. Nuimti slaptažodį nuo pašarinto failo, einame į Network and Sharing centrą. Ir štai čia matome All Networks, išskleidžiame šį meniu ir apačioje reikia mums išjungti slaptažodžio reikalavimą. Pas manęs jau yra išjungtas ir tiesiog uždarome šį langą. Dabar aš turiu susikūręs kitą mašiną, virtualią mašiną ir kitame kompiuteryje einame į My Computerį arba tiesiog atsidarome Windows Explorerį. Galime eiti per Network arba galime tiesiog įrašyti / Vytautas kompiuterio vardą. Slashas yra atvirkščias, bus kairėje jūsų klaviatūros pusėje. Enter. Matome, mums reikia eiti į Users, Vytautas Desktop Sharas. Vytautas Desktop Sharas. Ir štai čia mūsų dokumentas. Tas pats dokumentas, kurį aš turiu atidaręs kitame kompiuteryje. Tai štai tiek apie failų dalinimąsi lokaliame tinkle. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Nepamirškite paspausti like ir subscribe. Iki.